Stovite degalinėje ir žiūrite į kuro kolonėlę. Skaičiai sukasi greičiau nei kazino lošimo automato būgnai. Tik šį kartą jūs nelaimite, o pralaimite. Prieš kelis mėnesius nafta kainavo patogius $60 už barelį. Gyvenimas buvo nuspėjamas. Tada pasirodė antraštės – Iranas, Izraelis, raketos, eskalacija. Staiga tie $60 dingo, o jų vietą užėmė bauginanti $120 kaina. Dauguma žmonių žiūri į naujienas ir mato tragediją, tačiau žvelgdami į naftos kainą, jūs realiu laiku matote pasaulinį ekonomikos infarktą. Nesvarbu, ar vairuojate sunkvežimį, Tesla, ar tiesiog perkate maisto produktus, šis karas šiuo metu siekia jūsų kišenę ir pasiima nemažą dalį jūsų pinigų. Bet kodėl? Kodėl raketa paleista už 1000 km lemia, ar galėsite šį mėnesį sumokėti nuomą? Atsakymas nėra vien tik karas yra blogai. Atsakymas slypi sudėtingame, didžiulių statymų žaidime primenančiame pasaulinę jangą, kur vienas neteisingas ėjimas artimuosiuose rytuose gali sugriūti visos pasaulio ekonomikos bokštą. Šiandien pažvelgsime už propagandos ir gąsdinančių antraščių ribų, kad paaiškintume vadinamąjį $120 naftos paradoksą. Sužinosime, kas yra pasaulio siaurasis butelio kaklelis, kodėl Wall Street spekuliantai šiuo metu uždirba milžiniškus pinigus, kol jūs kenčiate, ir kaip šis $120 šuolis pakeis viską, nuo rytinės kavos iki jūsų kito skrydžio. Jei norite suprasti tikrąją šio konflikto kainą, nežiūrėkite į žemėlapius, žiūrėkite į naftą. Norėdami suprasti, kodėl Irano ir Izraelio konfliktas padvigubino naftos kainą, turime pažvelgti į siaurą 34 km pločio vandens ruožą – Hormūzo sąsiaurį. Energetikos pasaulyje tai yra vienas svarbiausių geografinių taškų planetoje. Galite jį įsivaizduoti kaip pasaulio ekonomikos miego arteriją. Maždaug 20% visos pasaulio naftos kasdien keliauja būtent per šį siaurą sąsiaurį. Kai Iranas ir Izraelis įsitraukia į tiesioginį karą, didžiausia pasaulio ekonomikos baimė nėra vien raketos krentančios ant miestų. Didžiausia baimė yra naftos blokada. Jeigu Iranas nuspręstų uždaryti Hormūzo sąsiaurį arba konfliktas padarytų šią zoną pernelyg pavojingą tanklaivių draudimui, pasaulinis naftos tiekimas ne tik sulėtėtų, jis praktiškai sustotų. Šuolis nuo 60 iki $120 įvyko ne todėl, kad nafta jau baigėsi. Taip nutiko todėl, kad rinka į kainą įskaičiavo riziką, jog tiekimas gali visiškai nutrūkti. Ekonomikoje tai vadinama rizikos priedu. Jūs mokate ne už šiandien turimą naftą, o už baimę, kad rytoj jos gali nebūti. Todėl kaina gali padvigubėti per kelias savaites, net ir tada, kai tanklaiviai vis dar plaukia. Rinka bijo, o žaliavų rinkose baimė kainuoja labai brangiai. Štai paslaptis, kuri gali jūs šiek tiek supykdyti. Dauguma žmonių, kurie prekiauja nafta, gyvenime nėra palietę nė lašo. Jie neturi naftos statinių garaže, jie turi skaitmeninius kontraktus kompiuterio ekrane. Kai prasideda karas, popierinės naftos rinka patiria tikrą beprotybę. Rizikos fondai ir algoritminės prekybos programos pamato antraštę apie sprogimą artimuosiuose rytuose ir akimirksniu spaudžia pirkti. Jie neperka naftos tam, kad ją naudotų. Jie perka todėl, kad žino, kaina kils, o po kelių minučių ar valandų jie galės parduoti brangiau. Taip susidaro uždaras ciklas. Karas prasideda, spekuliantai perka ateities sandorius. Kaina pakyla nuo 60 iki $80. Kiti prekiautojai pamato kilimą ir pradeda pirkti iš baimės. Kaina pasiekia $100. Įmonės, avialinijos, transporto bendrovės supranta, kad turi pirkti dabar. Paklausa šokteli ir kaina pasiekia $120. $60 kaina buvo paremta realybė, kiek naftos išgauname ir kiek jos naudojame. $120 kaina paremta psichologija. Šiandien gyvename ekonomikoje, kur jūsų gyvenimo kaina priklauso nuo to, kiek prekybininkas Niujorke ar Londone mano, kad karas gali paaštrėti. Daugelis galvoja, aš mažai vairuoju, todėl $120 nafta manęs labai nepaveiks. Deja, tai didelis nesusipratimas. Nafta yra pasaulio ekonomikos kraujas. Beveik kiekvienas fizinis daiktas, kurį naudojate, vienaip ar kitaip susijęs su nafta. Braškės parduotuvėje neužaugo sandėlyje. Jos buvo atvežtos šaldomų sunkvežimių. Tas sunkvežimis naudoja dyzeliną. Kai nafta pabrangsta nuo 60 iki $120, transportavimo kaina padvigubėja. Parduotuvė šių išlaidų nepadengs pati, jas sumokėsite jūs. Pažvelkite aplink. Telefono dėklas, klaviatūra, maisto pakuotės, net kai kurie drabužiai, poliesteris, pagaminti iš naftos produktų. Kai žaliavinės naftos kaina padvigubėja, brangsta beveik viskas. Šiuolaikinis ūkininkavimas naudoja milžiniškus kiekius trąšų, kurios gaminamos naudojant gamtinės dujas ir naftos produktus. Brangesnė nafta reiškia brangesnės trąšas. Brangesnės trąšos reiškia brangesnius grūdus, kukurūzus ir mėsą. Kai kalbame apie infliaciją, dažnai kalbame tiesiog apie naftą kitų vardu. $120 nafta iš esmės yra pasaulinis mokestis, kurį moka kiekvienas žmogus planetoje, net jei neturi automobilio. Kol jūs mokate daugiau už degalus, kažkas švenčia su šampanu – energetikos milžinai.
Tokias bendrovės kaip Exxon, Shell ar Saudi Aramco mato milžinišką pelno šuolį. Naftos išgavimas jiems nekainuoja dvigubai brangiau vien todėl, kad vyksta karas. Jei barelio išgavimas kainuoja $30, o parduodamas už 120, pelnas milžiniškas. Tokiai šaliai kaip Rusija $120 nafta yra ekonominis gelbėjimosi ratas. Tai finansuoja karą ir palaiko ekonomiką nepaisant sankcijų. Yra ir viena gera žinia. Aukštos naftos kainos yra geriausia reklama elektromobiliams ir saulės energijai. Kai benzinas kainuoja mažai, niekas apie tai negalvoja. Kai kaina šokteli kelis kartus, visi pradeda žiūrėti į elektromobilius ar net dviratį. Jei $120 nafta taps nauja realybė, verta koreguoti savo finansus. Jei daug važinėjate, verta pagalvoti apie viešąjį transportą ar bendras keliones. Jei planuojate kelionę lėktuvu 2026 metais, bilietus verta pirkti anksčiau. Investicijose verta stebėti energetikos sektorių. Blogiausias scenarijus būtų Persijos įlankos infrastruktūros sunaikinimas. Kai kurie analitikai mano, kad tokiu atveju nafta galėtų kainuoti nuo $200 iki $250 už barelį. Tai reikštų ne tik brangius degalus, bet ir pasaulinę ekonominę krizę. Laimiai toks scenarijus mažai tikėtinas, nes net konflikto šalys supranta, kad visiškas naftos tiekimo sunaikinimas būtų ekonominė savižudybė. Šuolis nuo $60 iki $120 yra priminimas, kad modernus skaitmeninis pasaulis vis dar remiasi XIX amžiaus iškastiniu kuru. Mes visi esame susieti su mažu regionu artimuosiuose rytuose, nesvarbu ar mums tai patinka ar ne. Irano ir Izraelio konfliktas nėra tik teritorinis ar religinis ginčas. Tai konfliktas dėl pasaulio ekonomikos deguonies. Kol skrenda raketos, gyvenimas brangs. Istorija rodo, kad tokie šuoliai dažniausiai būna laikini. Karai baigėsi, paklausa mažėja ir kainos vėl krenta. Tačiau kol tai neįvyko, mūsų laukia labai brangi kelionė.